Sostinėje surengta pirmoji konferencija, kurios pranešėjai ir dalyviai diskutavo apie įvairių pastatų vidaus klimato sprendimų projektavimą, technologinės inovacijas ir praktinius sprendimus. Naujovių šiame rinkos segmente tikrai nestinga, nes technologijos tobulėja ypač sparčiai. Specialistai naudoja santrumpą ŠVOK, kuri reiškia šildymą, vėdinimą ir oro kondicionavimą. O paprastiems vartotojams svarbiausias elementarus komfortas. Namuose, biure ar kažkur kitur turi būti gera. Ne per šalta, ne per karšta, turi pakakti drėgmės ir tų komfortiškos aplinkos detalių, kurias užtikrina įvairūs ŠVOK sprendimai. Mes turime labai puikų renginį, kurį pavyko sukviesti labai daug savo srities specialistų ir pats renginys jisai yra padarytas kartu su 4 dar kitom įmonėm, su 4 mūsų draugais, kas mums leidžia uždengti įvairias sritis namui, vidaus inžineriją. Tai dėl to mes čia galime kalbėti ne tik apie savo dalį, bet mes paliečiam labai daug vietų, kas, aišku, savo srities profesionalams yra labai svarbu. Bet kuris pastatas tam, kad jis funkcionuotų ir tam, kad būtų geras klimatas viduje, tai žinoma, yra daugybė sistemų tame įtrauktos ir tai pradedant nuo šilumos šalčio gamybos, baigiant atidavimu ir lygiai taip pat oro padavimu į pastatą ir efektyvia oro kaita. Visa tai yra pastato visuma. Ir šiam renginį mes visą tą sugebam uždengti. Šalia to, aišku, kas yra nemažiau svarbu. Pernai metais lapkričio mėnesį įsigalėjo pakeitimai statybos reglamente. Tai mes čia lygiai taip pat turim ir liečiam ir teisinės temas, kad mūsų klientai, kad mūsų specialistai jie žinotų, kas yra svarbu, žinotų, kas keičiasi ir atitinkamai galėtų visą tai pritaikyti savo darbuose. Patalpų klimato forume, kaip dėrėtų versti renginio pavadinimą, savo patirtimi dalijosi ne tik rinkos senbuviai. Bet turbūt jų įžvalgos ir patirtis geriausiai iliustruoja tuos pokyčius, kurie vyko ir vyksta. Įmonė buvo įkurta 94-ais ir ją įkūrė vos keli asmenys ir per 30 metų įmonė augo, tobulėjo ir išvystė savo produkciją nuo paprastų buitinių kondicionierių iki didžiulių pramoninių ir komercinių šaldymo mašinų. Tai per tuos metus iš tiesų nuveikėme nemažai, padarėme daug įvairiausių projektų, tarp jų buvo ganėtinai unikalūs, nes pati įmonė visą laiką dirbo principu pagal individualius užsakymus, tai reiškia, kad turėjome klientus, kurie ateidavo pas mus ir kreipdavosi su savo tam tikrais niuansais ir tam tikrais techniniais reikalavimais ir mes tiesiog kurdavome ir projektuodavome sprendimus, jau ne vien tik tai šaldymo įrangą, tačiau visus šaldymo sprendimus. Tai teko iš esmės turėti ir mažų projektų kaip prekybos centruose kažkur tais, iki tokių projektų kaip visai pilnai robotizuotos gamyklos šaldymo sistemos. Lietuvos bendrovės tai ne tik tarptautinių kompanijų atstovės mūsų šalyje ar platesnėme regione. Mūsų šalies įmonės ir pačios kuria labai inovatyvius sprendimus. Lietuvoje gaminami šilumos siurbliai, kaupimo sistemos, elektromobilių įkrovimo stotelės ir individualiems vartotojams ir pramoniai. Tas žalumas, tai jis pareina iš kelių vietų. Tai faktas yra ir europinis reguliavimas, kuris šiaip iš dalies yra teisingas. Pareina iš to, kad reikia formuotis tos įgūdžius, reikia formuotis žmonėms, ta prasme suvokimą, kad tą žemelę mes vienintelė ją turim, ją reikia saugoti. Na ir pats faktas yra, kad tie sprendimai jie yra efektyvūs. Efektyvūs, su tinkamu parinkimu, su tinkamu užpildymu, tai bus ir pigu eksploatuoti, pigu naudoti produktus ir tai apsimoka. Beje, pašnekovas konferencijoje pateikė ir statistiką grįstų vertinimų, kuris šildymo ir vėsinimo būdas šiuolaikiniuose pastatuose yra ekonomiškai racionaliausias. Tai geoterminis šildymas. Tai yra vis tiek efektyviausias šildymo būdas, bet kas žmonės gąsdina, tai yra ta pirminė investicija, kad tai yra vienas brangesnių sprendimų. Bet jis ne visai teisingas, arba jį galbūt reikėtų pakoreguoti. Tai tendencija bumas buvo, dabar panašu, kad kaip ir minėjau, dėl tų visų geopolitinių, kitų niuansų žmonės nenori tiek investuoti pinigų, bet įvertinus, jeigu eina kalba apie naują namą ir visą kitą, yra keli kriterijai, kurių žmonės nelabai vertina. Tai jeigu turime, tarkim, paprastą kondicionierių, jis irgi kainuoja. Kondicionierius, įrengimas, tai sudaro irgi jau papildomai kokį 1000 arba 2000, netgi 3000 eurų.
Tai čia vienas niuansas. Tuomet tada yra efektyvumas. Per metus sutaupimas nuo geoterminio yra tikrai geresnis. Link ko aš lenkiu? Tai pirmas dalykas yra įvertinus visą pirminę investiciją, kad su geoterminiu šilumos siurbliu jūs galite nemokamai vėsintis namus. Nes yra labai daug natūralios vėsos žemėje, kurią mes panaudojam viduje per tam tikrą paskirtumų sistemas, kurios kainuoja labai nebrangiai įsidiegti. Tai kai paėmėm, tarkim, kondicionavimo sistemą, paėmėme visą komplektą sprendimų, kurį taip mes namuose turėsim, investicija gaunasi labai panaši. Ir atsiperkamumas jau gaunasi tikrai žymiai geresnį geoterminio. Tai iš esmės yra ta baimė, taip dar žmonės tikrai ne visi galbūt ir gali įsigyti šildymo sprendimus, tačiau yra subsidijos, yra kitos paramos, kurios gali tikrai tą padėti. Bet bendras sprendimas yra toksai, kad investicija tinkama, investicija jinai apsimoka. Renginyje daug dėmesio skirta ir naujoms tendencijoms. Pavyzdžiui, vietoje vieno didelio įrenginio dideliuose pastatuose naudoti pagal individualius poreikius pritaikomus kur kas kompaktiškesnius sprendimus. Ką mes matome šiuo metu rinkoje, tai be abejonės A++ klasės reikalavimai aukštai užkėlė kartelę. Tai dėl to gamintojai stengdamiesi pagaminti iš tiesų efektyvius įrenginius kartais perlipa ir per patys save, tam, kad juos galėtų pristatyti rinkoje ir sėkmingai parduoti. Čia vienas iš tokių niuansų, jeigu kalbant apie labiau administracinio tipo pastatus arba galbūt naują 15 minučių miesto idėją, tai mes matome, kad tame 15 minučių mieste labai atsiranda daug pastatų, kurie yra universalaus tipo. Tuose pastatuose galite rasti ir parduotuvės, ir restoranus, galite rasti ir administracinės patalpas, galite rasti sporto sales ir taip toliau. Tai kad atliepti tokius poreikius rinkoje, gamintojai vėlgi turi stipriai prisitaikyti ir pateikti į rinką būtent tokius produktus, kurie atitiktų reikalavimus būtent kiekvienai iš tų patalpų kompleksinėme projekte. Tame kompleksiniame projekte nebelieka tokių, sakykime, galbūt anksčiau naudotų populiarių sprendimų, kuomet remontuojamas vienas didelis įrenginys ir per jį yra sprendžiamas viso pastato vėdinimas. Šiuo metu yra koncentruojamas į tai, kad suteikti maksimalų komfortą su minimaliam energijos sąnaudom, būtent atskirai kiekvienam verslui, kiekvienam patalpai tame pastate, dėl to, kad tai suteikia didžiulį pranašumą. Kažkas techniškai nutikus vienam įrenginiui, mes neprarandam viso pastato vėdinimo. Mes tik lokaliai turime problemą ir tą lokaliai problemą yra žymiai lengviau sutvarkyti ir greičiau, nei kad tvarkant viso pastato iškilusią problemą. Tai dabar sakyčiau, kad mada atėjusi į tai, kad decentralizuojam sistemas ir jas darome valdomas per kiekvieno žmogaus individualiai arba to patalpų valytojo individualiai ir tuo pačiu tie gaminiai tampa mažesni, tam nereikia galbūt kartais ir techninių patalpų, nes tie renginiai gali montuotis prie lubų ir patenkinti pilnai vartotojo poreikius šildymo, šaldymo ir vėdinimo. Tokiems įrenginiams gali nebereikėti ir atskirų patalpų, juos galima montuoti po laiptais ant stogo ar kitur, kur jie yra beveik nematomi ir beveik neužima vietos. O taip pat beveik nepastebimus medžiaginius ortakius galima integruoti į lubas ir ne tik kaip funkcionalų sprendinį, bet ir kaip dizaino idėją. Fabrike ir gamina tekstilinių ortakių sistemas įvairioms patalpoms, kaip ir minėjot, nuo individualių namų galim pagaminti iki švarių patalpų, maisto pramonės, baseinų. Aplamai visur pritaikymą galim rasti, netgi iki tų pačių palapinių, jeigu reikia vasaros metu atsimėsinti palapiniai. Tai iš tikrųjų pritaikymas didžiulis, formų galimybės, spalvų galimybės, tai iš tikrųjų vis tobulėjam, tobulinam produktus. Šiai dienai vienas iš tokių mūsų gal naujausių dalykų yra lubų difuzoriai. Tai yra lubų difuzoriai į Armstrongo lubas, 60x60 ar 60x1,20 m. Tokių difuzorių privalumas yra tas, kad jie skleidžia orą tolygiai, mes nejaučiam skersvėjų, kažkokio šalčio ir panašiai. Ir kitas iš privalumų, kad mes galim difuzoriaus paviršių nudažyti taip, kaip jūs norit iš tikrųjų. Tai reiškia, kad jūs nematysit ant lubų nieko, išskyrus vienodą visiškai sistemą, be jokių išsikišusių difuzorių, viskas atrodys gražiai, tolygiai ir tai yra viena iš tokių naujesnių dalykų. Sprendimų yra begalės, mes galim ortakius dažyti įvairiausiom spalvom, įvairiausiais raštais, mes galim netgi nuotraukas spausdinti ant ortakio, jeigu jūs nori kiekvieną dieną įžiūrėti. Galim uždėti logotipus, taip paryškindami įmonės vaizdą ir labai dažnai dedam iš tikrųjų logotipus ant ortakio. Kad mūsų šalies rinka yra perspektyvi ir įdomi didiesiems gamintojams, patvirtina ir vienas iš renginio organizatorių. Bonoras šiuo metu yra didelių pokyčių etape, nes
nesenai patapome didžiulės grupės StayJeff dalimi ir kas leido mūsų įmoniai padidėti 2 kartus. Ir ateina į mūsų krepšelį įdomių ir naujų produktų, kurie pasirodys artimiausiu metu ir mes juos pristatinėsime rinkai. Tai čia galbūt būtų didžiausia mūsų naujiena ir didžiausia žinia, kurią mes norime pasakyti mūsų klientams. Konferencijos dalyviams buvo pateikta tikrai daug informacijos apie patalpų vėdinimą, oro sklaidą, šildymo ir šaldymo sprendimus, kad kasdienybė namuose ar biuruose būtų malonesnė.